turim dar vieną labai įdomų kemperį, Actioną Sportą. Tai mano bendė favoritas, nes man labai patinka tokie visokie sportiniai dalykai. Ir šitas, pažiūrėkit, koks sportiškas. Tai pažiūrėkit, kokie ratai. Ir tenais dar yra elektriniai privedėjai. Ir jis pats iš savęs atrodo labai spūdingai. Ir dar pasportintas. Tai yra pakelta biškelio pakaba, protektorius koksai superinis. Ir matot, yra, nebeprisimenu, kaip jie tiksliai vadinasi, bet elektriniai varikliukai, kurie padeda sukti ratus ir jūs galite pastatyti labai lengvai kemperį arba įvaryti garažą. Nereikia kažką tai stumti pačiam. Bet iš pagrindos yra lengvas, galite tikrai patys įstumti. Taigi, tai yra Action 391 LH Sport. Sportas tai jau, man labai patinka. Tai ką, turim čia dvigubas duris. Tai yra duris, kurios, galit kažką tai viduje palikti ir leisti kvėpuoti puikiai. Pavyzdžiui, šunį. Kai einame namelį, labai gerai atmosfera jaučiasi. Jaukumas didžiulis. Vėl pasitinka virtuvė, langas. Labai gerai, kai žmogus gali gaminti ir žiūrėti pro langą. Ir pats dizainas labai daug stoglangių, tai yra labai šviesus daiktas. Labai šviesus. Ir, pavyzdžiui, kai jūs ten sėdėsit, matysit ypatingai daug šviesos, jūras, dangų. Bet stoglangius tai tikrai man asmeniškai tai labai patinka. Stalčiai irgi labai dideli. Čia kaip komoda kokia. Čia su 3 stalčiais giliais. Ir apatinis tai jisai toksai pasidedantis yra. Pasidėdaiktas, bet tai yra kaip komoda. Tai galėsit panaudoti netgi ir pjausimai, gal kažką tam. Viryklė su 3 ugnelėm. Toliau virš kriauklės be abejo yra spintelė susidėtintams. Aišku, čia daug indų nesivešit, nes jisai yra 2 vietis per brūkšnelį, 3 vietis kemperis. Gal labiau sakyčiau netgi 2 vietis iš tikro. 220 turim. Tai kažką galėsit pasijungti, jeigu busit kempingai, jeigu nebusit kempingai, tai 220 neveiks. Vonia standartinė, bet pačiai yra labai geras dalykas, kad mes turime pasidėti daiktams, čia mes turime kriauklę, jinai labai atsilenkia nesunkiai, tik aišku, pirštus reikia saugoti, taikyti šitą skylutę. Toliau dušas ir hidrokosmo arba rankšluosčiam pasidžiauti pakaba. Virtų vietos tikrai daug, ypač tuose lentynose, nežinau, kad ten galit pasidėti, bet tikrai užteks vietos viskam. Šaldytuvas protingas ir čia turime dar vieną skylę, lentyną, kažką pasidėti, tikrai labai giliai yra. Šaldytuvas yra tas brangusis, nuo dujų veikia, nuo 220 veikia ir labai daug pasidėti. Ir šaldoma kamera ledams. Labai gerai, kad tenais yra pasidėti striukiam pakabos, nes daug kur nėra, o čia jau yra. Einam toliau. Dar spintelės batams, įvairiausiam daiktams ir labai didelė vieta poilsiauti. Ir kai poilsiauti virš jūsų yra toks didelis stoglangis. Labai fantastika bus kailis, arba busit kalnuose, ar gražus debesis. Tai galėsit gulėti ir žiūrėti, kaip palapinė, tik tais nelyjant galvos. Turim kolonėlę čia yra jau visuose adriuose prikabinomose nameliuose yra integruota muzika. Per Bluetooth'ą tai jūs ir muzikos galite klausyti ir žiūrėti į kalnus. Šitas nusilenkia ir gali turėti labai didelį miegamą lovą. Tai sakau, čia yra 2 vietė, 3 vietė, nes 3 vieta tai vaikas. Ir aišku, visos užsitraukia nakčiai ir nuo uodų yra, ir nuo saulės yra. Bet patikėkit, tas, kas nusipirks tokią namelį, tai čia bus fantastika jiems kažkur tai dalyvauti ar sėdėti. Šitie nameliai kelia labai daug džiugesio. Tiesiog jie yra labai džiugus. Tai nėra eiliniai nameliai, tai yra tokie su šarmu. Tai čia galima nusileisti šitą lovą, nelogos stalą ir tada jau miegoti. Čia turime vandens šildymą. Čia turime televizijų pajungtis, čia turime 6, bet čia jau yra su pažangesnė technologija. Jis man labai įspūdingai atrodo. Čia bagažo skyrius ir žiūrėkit, koks jisai bus ilgas. Jis toliau yra nuotekų bakas, kurį galite išvežti, kažkur išpilti.
Tenais raudonai tai yra akumuliatorius. Ir iš kitos pusės lygiai tas pats bus. Tai va čia atsarginis dar ratas. Na, tikrai didelis bagažo skyrius. Čia mes turime vandens įsipilti. Čia turime šildymas. Čia tualetas. Ir tas dizainas. Klasika. Tiesa, kas labai gerai yra, kad per visą namelį yra bėgelis, kur galima pasiryti dar vieną verandą. Bet labai gerai, kad jie išgaubė gale ir biškelį vietos priekį mažiau padarė. Tai vėjo pasipriešimas yra geresnis, nes kiti nameliai, kurie daro, jie daro antraip, daro, kad vėjo pasipriešimas būtų didesnis ir taip nueinantis. Bet, mano nuomonė, čia yra geriau. Čia alkovo važiuoklė, tai yra, kai stabdot, jisai ir namelis stabdosi ir mažina vibracijas ir pati važiuoklė turi dar papildomus tokius kaip amortizatorius. Tai yra mažiau daužosi pats kėbulas kemperio prikabinamo namelio. Tai, tikrai daiktas ypatingai geras. Bet ratai kokie geri. Kažkaip kviečia labai jau keliauti. Tai ką, ačiū labai, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, spauskit laiką, subscribinkit kanalą. Jeigu norėtumėte įsinuomoti arba nusipirkti prikabinamą namelį arba kemperį, tai skambinkit. Mielai jums suteiksim šią paslaugą. Ačiū. Iki.